Iš tikrųjų, naivu būtų šiais laikais sakyti, kad gamta dar gali gyventi pati savo. Aš, taip sakant, visada pasiūlau, parodykit man tą kampelį, kuris neliestas, kuris nepertvarkytas, kuris neįtakojamas žmogaus, prisimindami ne tik savo, bet ir mūsų gamtos istoriją žinome, kad egzistuoja rūšys, kurios yra lydinčios kiekvieną gaisravietę. Ir tai nebūtinai tik tai bobausiai, kurių daug kas tikisi ir laukia, ypač pietų Lietuvoje, bet ir daug vabzdžių, labai daug net paukščių, kurie skrenda į gaisravietės. Na, o pavasarį, jeigu ieškote žydinčių vėjalandžių šilagėlių, tai aišku, žvalgotės ten, kur kažkada degė ugnis. Bet apie tai reikia kalbėti, pasakoti ir pasiūlyti kartu, pasidomėti ne tik pačiu šiuo darbu, bet ir jo rezultatu. Rezultato nesulauksi nieko nedarydamas. Todėl tam yra mokslas, tam yra teisinė sistema, kuri leidžia tą daryti. Taigi, bandom, žiūrim, stebim. Žinokit, visa tai ne šiaip savo, ne sausam mokslui. Visa tai mums ir gamtai.